tų įvarčių šiandien kol kas matome labai daug. Čia įdomiausi epizodai. Čia 4 minutė, kai būtent Arminas Vaskela išvedė Šiaulius į priekį Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalo dvikovoje su Žalgiriu. Tai buvo pradžia audringo kėlinio šiauliečių. Emocijas matome po to, kai išsiveršta į priekį. Dar kartą primenu, kad Šiauliams tai yra galimybė patekti į Europą taip pat. Ir aišku, kad po to Žalgiris pabandė perimti iniciatyvą, pabandė susikurti progų įvarčiams įmušti ir tas įvartis buvo įmuštas 12 minutę, kai Andros Švirliuga gavęs kamuolį iš Ramūno Radavičiaus pasiuntė jį į tolimąjį vartų kampą. Dar kartą. Puikia ataka. Ir Mareko Zubo reakcija. Trenerio, kuris kol kas tik vienerias rungtynes nuo tada, kai atvyko į Lietuvą praėjusio sezono viduryje, yra pralaimėjęs. Ir tolesnė Žalgirio atakos. Čia puikia proga turėjo Andrius Kerla, bet pataikyti į kamuolį taip, kaip būtų norėjęs. Jis nesugebėjo, Jakubas Vilkas kamuolio čia nebepasiekė. Na ir būtų pasiekęs, ko gero, kažin ar būtų sugebėjęs įmušti. Geltona kortelė Egidijui Vaitkūnui už pražangą prieš Georgijų Leverdašvilį. Čia trauma, kurią gavo Edvardas Pšelenskis ir po to 32 minutę siaubinga Lukos Peričiaus klaida leidusi įmušti ką tik aikštėje pasirodžiusiam Marko Rašo. Tai buvo pirmasis Šiaulių kroato prisilietimas prie kamuolio šiose rungtynėse. 2-1, taip Šiauliai dar kartą išsiveržė į priekį šiose rungtynėse. Dar kartą šiauliečių reakcija į tai, kas vyksta. Ir po to, aišku, vėl atėjo laikas atakuoti Žalgiriui. Čia Kamilis Bilinskis ir geltona kortelė jam. Kovos, štai tokios kovos. Labai daug Arminas Vaskela ir vėl stengiasi, nesakau, kad dėl to, kad tai Žalgiris, nes pastebima figūra Vaskela bet kuriuose rungtynėse šį sezoną Šiaulių komandoje. Ir čia jau per teisėjų kompensuotą laiką, sužaidus maždaug 45,5 minutės, Andrius Kerla dar kartą lygina rezultatą šiose rungtynėse 2-2 ir tai reiškia, kad antrasis kėlinys bus labai įdomus. Netrukus turėsime pašnekovą. Šarūnas Mazalas šį kartą kalbins legendinį Lietuvos teisėją Romualdą. Geras Vilko perdavimas, čia tiesiog įspūdingas Paulius Pocius. Bandė sušaudyti jį iš arti Vedranas Gercas, sugebėjo neįtikėtinais refleksais į tą ataką sureaguoti Šiaulių vartininkas, bet antrąją savo galimybę Gercas pasinaudojo. 3-2 pirmą kartą šiose rungtynėse priekyje Žalgiris. Dabar Vilniečiai. Susidaro toks įspūdis, kad pas Būrėją šiandien lankėsi Tomas Kančelskis. Marko Rašo įmušė pirmų lietimu rungtynėse. Tomas Birškys pabuvęs aikštėje 2 ar 3 minutės. Nedažnai tai būna, bet iš tikrųjų iš 3 Šiaulių įvarčių 2 įmušė atsarginiai žaidėjai. Ir abu buvo pasirodę aikštėje. Andrius Kerla. Jam nepavyko, ar ne? Ten laimėti ką?